O dabar startuoja rungtynės ir aš rungtynės šiandien komentuosiu ne vien tik aš, Titas Jocys, bet su manimi ir kolega Žydrūnas Grudzinskas. Tad dalį jų turbūt Eivinas Černiauskas žino, bet pažiūrėsime, galbūt nustebins šiandien kažkuo čia Būrinas. Smūgis galva, skriejo kamuolys link vartų, bet Zachary į kairį šoną, čia Tavaresas. Keičiama atakos pusė, Matulevičius. Vienu lėtimu, perdavimas į baudos aikštelę, gal išvysime smūgį, taip, smūgiuojama, ten pavojingas. Ir tas smūgis, žiūrėkime, dar kartą pakartojama, čia kamuolį žaidime ir gražinamas kiek 11 metrų žymos link ir iš 15. Šeštadienį buvo žaidžiami dar 2 susitikimai, ten Vilniaus riteriai 3-1 įveikė Panevėžį ir parodė, jog jiems nemotai sunkumai už aikštės, reikia koncentruotis į patį žaidimą. Čia Kauno Žalgiris praranda galiausiai kamuolį, neatlikė smūgio. Federas Černykas atsidūrė atakos smaigalyje, pačią ataką gana solidžiai pradėjo Romualdas Jansonas, atlikdamas perdavimą į kraštą, po to sekė perdavimas jau į baudos aikštelę ir ten Federas Černykas nepavyko susitvarkyti su kamuoliu, bet pavojingas momentas jau ir prie Vilniaus Žalgirio komandos vartų. Galima skirti, kada reikia skirti, kada ne. Tarsi tą žaidimą ranka, ten kūno ploto išplėtimas ir taip toliau. Taip, kad ten tą, ką matėme epizodą, viskas yra pagal taisyklės, ten jokių klausimų rungtynių arbitrui daugiau neturi kilti. Dabar ataka dešiniuoju kraštu, bent jau perdavimas atrodė. Jungiasi aukštesni Kauno Žalgirio žaidėjai, taip pat į šią ataką. Aišku, Tolardava, kaip minėjau, vienas pavojingiausių. Jam kamuolys ir skriejo, jis ir atliko smūgį dabar savo namų stadione, netrukus ir Kauno Žalgiris galės pasidžiaugti. Čia pražanga fiksuojama. Ir išvysime geltoną kortelę. Taip, Natašmentas rodo geltoną kortelę Antašui, nes pavojingas atakos stabdymas ten gerai. Devensas lenktyniauja su Batro ore. Ir šį kartą kauniečiai laimi šią dvikovą. Oi, kokia klaida! Ir įvarčio nėra. Devensas turėjo puikų šansą, geriausią galimybę pasižymėti po aikštelės, kur suklysta dar kartą. Žiūrėkime pakartojimą. Tikrai grubi klaida ir Devensas turėjo puikų šansą pelnyti pirmą šių rungtynių įvartį, tačiau kairė koja smūgiuoja netiksliai. Auksinė galimybė, na, jeigu nepavyktų šiandien išplėšti pergalės, ne kartą turbūt namuose dar Enrique Devensas atsisuko. Tolimas perdavimas. Geltona kortelė Devensui, nes buvo išėjęs ir grįžo į aikštę be teisėjo leidimo. Devensas išspirs netrukus kamuolį, užsidirbo jis vieną geltoną kortelę, kuomet per anksti žengė į aikštę, kuomet jam dar nebuvo suteiktas leidimas to padaryti ir bandė žaisti kamuolį. Kauno Žalgiris dabar spaudžia, puikiai suprasdami, kad turi vieno žaidėjo pranašumą ir reikia bandyti perimti kamuolį aikštės viduryje. Kendišas prasižengia ir dar viena geltona kortelė, kitai sužaidė šiame epizode po kamuolio praradimo Jurijus Kendišas ir išvysta prieš save geltoną kortelę. O čia tenka ir teisėjui įsikišti. Ramiai, labai techniškai užtikrinti Zachary, išsaugo kamuolį ir jau sutikė galimybę greitai atakai. Perdavimas pavojingas baudos aikštelės link, apsigina šiaip ne taip Kauno Žalgirio futbolininkai ir kampinis jau prie Mikelionio ginamų vartų. Na, ten reikia pagirti Zachary, kuris tikrai labai ramiai šaltakraujiškai išvengė varžovo, atliko aštrų perdavimą palei išorinę liniją ir greitai kamuolys atsidūrė baudos aikštelėje, o dabar kampinis prie Kauno Žalgirio vartų. Ovidijus Verbickas atliks perdavimą. Vilniaus Žalgirio kapitonas. Tavareso smūgis. Ištiesino stuburą Devensui, nes pataikė tikrai skaudžiai.
O čia štai tokie driblingo veiksmai iš Tavareso. Čiolas į priekį, Devensas su kamuoliu. Bet šiek tiek uždelsė papildomas lietimas ir jau Vilniaus Žalgirio gynėjai suskubo uždaryti tą pavojingiausią zoną ir po to ten sugebėjo apsiginti ir Kampinės dabar prie aikštės šeimininkų Artukurio futbolininkai. Daugiau jau jie su kamuoliu aikštės šeimininkų pusėje. Dabar Kampinės. Ir turėjo labai gerą progą vėl Jansonas. Ieško savo įvarčio šiose rungtynėse jaunasis puolėjas. Ir galva atliko smūgį iš dėkingos situacijos. Žiūrėkime dar kartą pakartojimą. Išlindo prieš Zacharį. Taip, šiek tiek žemiau nukreip kamuolį. Ir ten jau Žalgirio vartininkų kiltų labai rimtų problemų atremiant šį smūgį. Perdavimas į priekį. Čiolas. Divainas Na su kamuoliu. Zacharį pasiekė kamuolį, Devenso smūgis. Dar vienas Kampinės. Ir čia nerizikuoja Kauno Žalgirio gynėjas. Muša kamuolį tolyn. Žonakas išsaugojo kamuolį, dabar pavojinga ataka, geras Gusto perdavimas. Smūgis ir Hadži. Dar ataka tęsiasi. Bet faktas tas, kad jau tokių geresnių galimybių neturėjo nei vieni, nei kiti. Dabar štai koks perdavimas vos nesibaigė, kuriozinių įvarčių į tolimų vartų kampą nuo Virpsto. Kamuolys grįžta į aikštę.